Esu Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas. Tiesą sakant, prieš dalyvaudamas rinkimuose nežinojau, kur Seime tiksliai dirbsiu, nes daugiau galvojau apie švietimo ir kultūros komitetą. Bet taip jau išėjo, kad teko pasirinkti šią sritį, kadangi ir būdamas istoriku 2 dešimtmečius nagrinėjau slaptųjų tarnybų įtakas, istoriją būtent tai, kas liečia Lietuvą. Ir aš manyčiau, kad šis sritis, kaip ir krašto gynybos istorija, gali šiek tiek pasitarnauti man pačiam, suprantant dabartinę sistemą ir siekiant jos permainų. Pirmiausia, aš šitame darbe siekčiau parlamentinės kontrolės stiprinimo, kadangi per 18 metų sukurtos pačios įvairiausios tarnybos. Tai buvo labai svarbus tas kuriamasis darbas, bet ateina laikas, kai šalia kūrybos reikia pridėti ir kur kas griežtesnę kontrolę, kur kas aiškiau kelti ir slaptom, ir specialiom tarnybom uždavinius. Ir aš manyčiau, kad Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas savo nauja sudėtim ir galės įgyvendinti šitus naujus iškilusius iššūkius. Juo labiau, kad nacionalinis saugumas, aš manyčiau, Lietuvai ir dabar, ir ateityje kels tikrai nemažiau iššūkių, kurie susiję ne tik tiesiogiai su gynyba ar saugumo sistemos funkcionavimu, bet ir aplamai su padėtim Lietuvoje. Tai yra socialinė atskirtis, nemažas skurdas, tos permainos, kurios įvyko Lietuvoje per 18 metų, dar ne visos davė savo rezultatus. Bet kokiu atveju aš galiu pasakyti, kad tie iššūkiai bus priimti ir aš manyčiau, kad mes pasiruošę įgyvendinti permainas ir leisti Lietuvai sustiprėti, net jei ją ištinka ir laikini sunkumai.